Čempionato finišas jau visai čia pat ir šį vakarą transliacija iš Gargždų miesto stadiono, kuriame susitiks šeimininkai Gargždų Bangos futbolininkai prieš svečius iš sostinės Vilniaus Riterių komandą. 47-asis Andri Rosiveras, Riterių ataka, smūgis ir čia perdavimas link centro. Čia jau baudos aikštelėje su kamuoliu Riteriai. Ar išvysime smūgis? Smūgis, tačiau nepasiekė kamuolys vartų. Štai čia dar vienas smūgis, Andri Rosiveras jį atliko. Dabar jau Gargždų Bangos kontrataka, 3 prieš 3 kol kas matome Smaigalyje. Robertas Veževičius su kamuoliu atliko smūgį, atlaikė jį Armantas Vitkauskas, tačiau pakartotinai kamuoliui atsidūrus po kojomis įmušė 18 Pijus Rebalius. Štai taip, pačioje pirmojo kėlinio pabaigoje Gargždų Banga išsiveržė į priekį. Licencijavimo dalykų negali būti oficialiai pagrindinių trenerių. Čia koks smūgis. Robertas Veževičius skuodžia per dešinį kraštą. Pavyksta išsaugoti kamuolį ir atlikti gerą perdavimą. Pijus Rebalius vėl praranda kamuolį Eduardo. Popovičius ten atliko perdavimą ir Riterių ataka, kuri pasibaigė, jog o čia pavojinga buvo situacija ir pasinaudojo jie Riterių komanda. Įmušė įvartį Ianas Soleras. Na, tokia lengva sumaištis buvo prie vartų ir pasinaudojo. Na, ir intriga grįžta dabar į Gargždų miesto stadioną. 1-1. Čia netikslus perdavimas ir proga Riteriams. Popovičius. Geras Popovičiaus perdavimas Hariui. Greičiausiai tai yra Odutajo pavojingas smūgis į kairį į vartų kampą. Šiauliuose bus žaidžiamas tos rungtynės. Taigi dar 3 taškus tikrai gali iškovoti gargždiškiai. Čia pražanga buvo prieš Odutajo. Pavičius perdavimas ir smūgis ir krenta įvartis. Vilniaus Riteriai išsiveržė į priekį. 1-2 rezultatas Riterių naudai. O dabar jau Riteriai tikrai turi dėl ko švęsti, turi dėl ko džiaugtis. 75 numeris Stefanas Filipovičius. Vau. Atrodė, jog jau Riteriams gal ir pritrūks jėgų. Perdavimas, Gargždų Banga atlieka smūgį ir kamuolys neįkrenta į vartus. Tiksi paskutinę pridėto laiko minutę. Paskutinės progos Gargždų Bangai pakeisti rezultatą ir o čia koks smūgis ir nuošalė yra fiksuojama. Viskas, rungtynės baigtos ir štai taip, paskutinėmis sekundėmis galėjo dar viskas keistis. Vilniaus Riteriai iškovoja beprotiškai svarbius 3 taškus Gargžduose.